Aš esu Ksavera Vaištarienė, sveikos gyvensenos propaguotoja. Pati 30 metų einu tuo keliu. Esu vegetarė, vegetarų draugijos pirmininkė. 20 metų pati kūriau tą organizaciją ir dar kol kas vadovauju iki šiol. Ir nuolat dalyvauju visose priemonėse Sveikuolių sąjungos. Čia Kepenės yra pirmininkas. Tai kartu su juo ten kūrėm šitą sąjungą. Prieš daugiau 20 gal vienijų metai yra tai sąjungai. Ir jai priklausiau, esu garbės narė. Vidūno draugijos garbės narė. Lietuvos veiklios ilgamžystės akademijos narė, su medikais turiu ten reikalą. Susirenkam vieną kartą per mėnesį. Taip, kad veiklos užtenka be galo daug. Stengiuosi visur dalyvauti, nenuleisti rankų, nes žmonių sveikata labai smunka žemyn. Tame tarp ir sportininkų, aš galvoju. Taip. Reikia žinoti keletą taisyklių, kad mes ne vien tik tai maistu esam sotus. Ne tik tą, ką mes suvalgėm, išgėrėm, gaunam energiją, kadangi esam dvasia ir kūnas, tai yra dualas kiekvienas žmogus, tai 50% tos energijos, ką sportininkai išlieja aikštėse, mes gaunam iš mūsų Dievo, kuris globoja kiekvieną žmogų, skiria jam 50% niekad nenutrūksta. Šita energija, mūsų kanalas 30 cm ir visus procesus skatina ta energija mūsų reiškia viduje, tose žmoguje, taip sakant, ir taip pat, reiškia, skysčių pavidalu atstoja tą energiją skysčius. Medikų paskaičiuota teisingai, jūs išeikvojat kažkiek tai tos energijos savo šitam sportui, bėgiojat ten, mėtot ten, sunkumus kilnojat. Tai medikai paskaičiavo, kad reikia visą tai padengti maistu. Aš manau, kad čia yra kažkokia tai mitas, taip sakant, kad maistu reikia padengti. 50% dengia, reiškia, mūsų Dievas. Tai reiškia, reikia 50 kitą suvalgyti. Ir iš karto, reiškia, sumažėja valgio kiekis. Kodėl jis geresnis, tas kiekis, kada mažesnis, negu toks didelis visas. Dėl to, kad ta energija, kuri turi būti skirta žmogaus, reiškia, visiems pusiai darbų atlikti, jinai naudojama virškinimui tų sunkių produktų ir žmogus pavalgęs stiprius pietus iš 4 tenai sudedamųjų dalių, jis miega, po pietų miega. Kur tai matyta, kad reiškia po pietų stipriai pavalgius, aišku, kad miegos, bet jeigu pavalgysi pusę to, ką tu pavalgiai, tai reiškia, tu dar taip lakstysi ir bėgiosi, kad tau niekada neužeis jokio miego norėjimas per visą dieną. Už tai makrobiotikos tėvas Žoržas Ozava duoda sveikatos testą iš 7 punktų. Pirmas punktas – nuovargio nebuvimas. 5 taškai. Jeigu nėra, 100 taškų yra tų visų suma sumarum tam teste. O jeigu yra nuovargis, pusę dienos žmogus veiklus, o pusę dienos jau jisai, taip sakant, mieguistas, tai jis gali duoti 3 taškus už tą nuovargio nebuvimą. O jeigu visą dieną veiklus, tai reiškia 5 taškai. Tada antras reiškia teisinga mityba. Aišku, jeigu jis privalgys tų labai sunkių produktų, tai irgi ta mityba jam didelės naudos neduos. O jeigu jis valgys gerą, sveiką, šviežų maistą, tiesiai iš lysvės ten ir panašiai, tai jis gali rašyti 5 balus.
O jeigu valgo šiaip savo visokį virtą, koncentruotą, ten aišku, jisai negaus tos sveikos mitybos ir tada gali rašyti gal 3 balus ar kiek. Tada, reiškia, geras miegas, 3, reiškia, testo punktas, geras miegas. Jeigu tu visą dieną dirbai veiklus buvai, nuėjai miegoti ir iš karto brinks ir tavęs nėra. Tai 5 taškai. O jeigu pusę ten nakties visai ten kankinėsi, užmigt negali, tabletė ten reikalinga ir panašiai, tai negali rašyti, tai 3 gal rašai, ar ten 2 rašai, ar panašiai už tą testą. Punktą tą. 4 punktas yra gera atmintis. 10 taškų. Jeigu gera atmintis, tu atsimeni visus įvykius, paeiliui gali papasakoti viską, ką tu gyvenime išgyvenai. Prisimeni tai, kas tau padarė gero ir jiems dėkoji, bet jeigu tu užmiršai, kas tau, reiškia, išgelbėjo net gyvybę, tada, reiškia, negali rašyti 10 taškų, rašai ten 5, 7, jeigu užmiršti, pasveikinti tėvelių ten ar sesučių, ar kada ten jiems reikia, tai irgi negali rašyti 10 taškų. Tada toliau eina gera savijauta. 5, reiškia, gera savijauta. Tai aišku, žmogus dainuodamas eina į darbą ir dainuodamas grįžta. O tai gera savijauta, aš taip ją galiu apibūdinti. Kada tu pamatai gražiai žydinčias gėlės, sprogstančius medžius, gilę žiemą, pusnis ir sustoji ir apalpsti. Koks čia grožis. Aišku, kad gera savijauta bus tikrai visą dieną. Tai 10 taškų galima rašyti už gerą savijautą. O jeigu jinai ne kaži kokia, tai 5 ten gali rašyti, ten dar kažkiek. 6 punktas – sprendimo priėmimas ir greitas jų vykdymas. 10 taškų. Reiškia, nutarei kažką daryti, eini ir darai. O jeigu atidedi, dar palauks, jeigu būna ten tas į tas, dar aš dabar ten neįsiu, nesirūpinsiu, suspėsiu, Aišku, kad jau negali rašyti, dargi 0 gali rašyti, jeigu to nedarai. O jeigu darai, iš karto sugalvojai, aš einu ten kažkokį ten sutvarkysiu kampą, aš ten remontą pradėsiu ten jau judinti, kažkaip daryti ir eini ir darai, ieškai meistrų iš karto, tvarkoji, gali rašyti 10 taškų. Tai ir 5, ir paskutinis 7 tas punktas, tai čia iš visų, jeigu sudėtum, 45 taškai. Visgi dar nėra iš 45 sveikata, netoli pusės sveikatos, jau uždirbi iš tų punktų. O 7 punktas, reiškia, yra žmogaus dvasingumas, moralė, jokio melavimo, jokio apgaudinėjimo, jokių tenais biznių, ten visokių, ten tų korupcijų, kaip dabar tenai kyšių, ten ėmimo, davimo ir taip toliau. Jeigu tu šitą visą vykdai, tą savo dvasinį aukštam lygį, tą gyvenimą, tai 55 taškai. Bet jeigu tu to nevykdai, tai tada gal tu gali rašyti 20, 30 ir jeigu suma sumarum gaunasi, kad tavo tik susidėjus gaunas mažiau negu 40 tų taškų, tai aišku, kad esi ligonis. O jeigu nuo 40 iki 60, reiškia vidutiniškai sveikata. O virš 60, jeigu tu surinkai virš 60, gali savęs laikyti sveiku žmogumi. Bet absoliučiai sveikų žmonių pasaulyje nėra. Kažkas pas juos tenai sviruoja, negaluoja ten, kažkas. Žodžiu, tikrai aš tokių nesu sutikusi. Aš ir save nelaikau sveika, bet tik artėju prie to tikslo, nors man yra 80 metų, bet aš vis tiek artėju prie tobulos sveikatos. Taip ir visi turi artėti prie ko tobulesnės sveikatos. Labai svarbu energetika ir žinoti maisto energiją, žmogaus energiją.
Tai žodžiu, kiekvienas žmogus turi iš savo to kanalo spinduliuoja į šalis. Jeigu į šalis, tai gerai spinduliuoja tas žmogus, kuris neturi blokų mintise. Jeigu pa žmogų nuolat ten galvoje knibžda mintis, aišku, tai yra užblokavimas energijos. Reikia turėti visiškai švarę galvą. Dargi net ir minčių neturėti, stengtis, bent jau kokį tai laiko tarpelį, ten 5 minutės ar ten 10, nieko negalvoti. Tuo momentu tada tu pasikrauni per visus taškus, kurie yra ant mūsų kūno, išeina per odą tiesiog, pagal kiniečių mediciną, mūsų visas odos paviršius yra nusėtas meridianų taškais, kurie maitina mūsų organus ir panašiai ir panašiai. Tai tada žmogus maitinasi, kaip negalvoja, visais savo kūno taškais. Ir apie tai puikiai aiškina integralinės jogos tėvas Šri Aurobindo. Integralinė joga. Nežinau, ar jūs ką nors girdėjote, ar ne? Tai Šri Aurobindo buvo Gandžio, reiškia, bendražygis. Abu jie iškovojo Indijai laisvę. Gandis tapo vadovu Indijos, nors Šri Aurobindai buvo siūloma tos pareigos. Jis atsisakė, išėjo į kalnus, 14 metų kūrė savo tą sistemą. Ir paskui, nusileidęs iš kalnų, jisai sukūrė ašramą ir ten iš viso pasaulio žmonės važiavo mokytis integralinės jogos. Aš turiu visą literatūrą, domėjausi labai giliai ir aš galiu pasakyti, aš beveik niekada negalvoju. Dienos metu pas mane nėra jokių problemų galvoje. Ir viskas sprendžiasi šalia tavęs. Šalia tavęs kažkas tai išsisprendžia. Paskui žiūri, ale tikrai pats geriausias variantas. Pasirodo, toks turėjo būti. Tai taip pat, reiškia, turbūt irgi jūs paprieštarausit, gal nustebinsiu. Aš labai žaviuosi Konstantino Buteikos sulaikyto kvėpavimo būdu. Dažnai daugiausia propaguojama gilusis kvėpavimas, pranojama ten, ojojojojoj, čia taip. Tą galima daryti 10 minučių ten, taip, yra labai gerai, 10, bet ką toliau? A kaip paskui žmogus kvėpuoja po to, kai padaro pranojamą? Jis net nepagalvoja, net nesusimasto, kaip jis turi kvėpuoti ir kas jam galėtų padėti prailginti gyvenimą. Reiškia sulaikytas kvėpavimas. Reiškia mažesnė oksidacija visų tų visokių procesų vykstančių. Tai Konstantinas Buteiko tą metodą atrado, jis Novosibirske, jisai medikas, gydė hipertonikus ir astmininkus, jis pats buvo 2 laipsnio hipertonikas. Ir kai jis pradėjo įkvėpti, iškvėpti, lengvai čia, nelabai, taip iki krūtinės, beveik iki plaučių, įkvėpė, iškvėpė ir pauzė. Ji nekvėpuoja, reiškia. Ir kuo daugiau gali skaičiuoti, iki 20, iki 30 tą pauzę laikyti, pagaliau iki 60. Jeigu žmogus sugebės iki minutės, reiškia tik 1 kartą per minutę įkvėpti, tai reiškia jisai bus tikrai ilgaamžis. Už tai, kad dažnai įkvėpinėjantys žmonės yra ligoniai. 16 kartų įkvėpinėja astmininkai. Tai yra, reiškia, ir dėl to jie serga. Ir jis mokydavo astmininkus to sulaikyto kvėpavimo. Aišku, žmonės pradėjo pasiplaukti
plaukti. Jo kolegos pavydėjo jam tokio populiarumo, jis neturėjo net gerų patalpų priiminėti tos savo ligonius. Ir vieną kartą atvažiavo net jo tikrinti iš ministerijos pats ministras Prokofjevas, tada buvo dar sovietų laikais, kad įsitikinti jo metodo tokiu pajėgumu ir geromis pasiekmėmis, rezultatais gerais. Tai jisai sutiko eksperimentą atlikti su ligoniu, kuris buvo astmininkas. Ir ligonis sutiko, kad giliai kvėpuojant, reiškia, astmininkui prasideda priepuoliai. Ir liepia jam giliai kvėpuok, duoda komandą tam astmininkui, jisai pamėlynuoja ir nukrenta ant scenos. Reiškia, tas ministras žiūri visą tą. Tada jisai prie jo priėjęs, sulaikyk kvėpavimą, sulaikyk. Ir kiek ten skaičiuoja, 1, 2, 3, 4, iki 10 galbūt, dabar iškvėpk, vėl laikyk. Tas ligonis paraudo, atsistojo pats be jokių mediko pagalbos, žodžiu. Ir jis įrodė šito metodo pranašumą prieš visokius kitus, prieš visokius purškimus, ten putimus tos ir taip toliau. Aš pati taip kvėpuoju. Dienos metu mano kvėpavimas yra būtent nekvėpavimas. Ir aišku, aš ilginu savo gyvenimą. Taip pat čia irgi yra gyvenimo ilginimas. Tai čia mano antra plyta, pagrindo plyta, ta ana pirma, šita antra, dabar dar 2 yra tos plytos.